Sveiki, esu Rūta Bišytė ir šiandieną, kaip ir žadėjau, kalbėsiu apie ananasą. Turite žinoti tai, kad jį nuskynus, jis jau nebesirpsta ir nebenoksta. Kaip nusipirkti skanų, saldų, gaivų ananasą, tai turite apžiūrėti, kad jis būtų vienspalvės, malonaus kvapo, niekur nepapelyja ir iš pačio viduriuko turite traukti lapelius ir jie turi išsitraukti gana lengvai, tuomet reikš, kad ananasas išnokęs. Tačiau jeigu pajusite, kad jis išsitraukia tarytum iš košytės, jis jau yra pernokęs ir galbūt pradės netgi gesti, o jeigu rausite, neišrausite, tai jis dar kol kas žalias. Taigi, kuo naudingas ananasas? Jame gausu vitamino C, A, B1, B2, B3, B5, B6, mineralų, magnio, kalio, kalcio, fosforo, vario, jame daug vandens. Taigi šiek tiek plačiau apie jo naudą. Jame yra fermento bromelaino. Jame yra fermento bromelaino. Jis yra itin naudingas mums dėl to, kad padeda skaidyti baltymus ir riebalus. Jame gausu yra vitamino C. Vitaminas C labai naudingas mūsų imunitetui. Taipogi, jisai stabdo ląstelių senėjimą ir vėlgi, jeigu trūksta mums vitamino C, mes esame linkę kaupti riebaliukus. Yra vitamino A, taigi ananasas naudingas ir jūsų akims. Jame gausu yra ląstelienos, jis vėlgi vienas iš tokių vaisių, kurie gali padėti mums lieknėti. Ananasas sveika dantims, dėl to, kad bromelainas trukdo susidaryti apnašoms ir akmenims. Ananasas taipogi gali būti naudojamas detoksikuojančiuose kokteiliuose, dėl to, kad jisai gali padėti mums šalinti skysčių perteklių, taipogi ir toksinus iš organizmų. Ar verta valgyti tą šerdį, kuri yra ananaso vidurėje, ar geriau ją išmesti? Vis dėlto ten yra daugiausiai bromelaino ir ją reikėtų suvalgyti, nes ten ir yra didžiausias bromelaino kiekis, kuris ir turi didžiausią naudą mūsų organizmui. Beje, bromelainas sunyksta jį termiškai apdorojus. Taigi šiam kartui tiek. Nepamirškite mane sekti Facebook'e, YouTube'e ir Instagram'e. Paspauskite varpelį ir naujienas pamatykite pirmie.